Sveiki dar kartą. Dabar noriu supažinti su kita komanda, kaip pavyzdžiui gražiai sujungti apskritimus ir iš jų išgauti tam tikrą figūrą. Pirmiausiai aš atsižymėsiu vietą, kur planuoju dirbti. Tai yra nuo pradinio taško 0, 0. Oi, kas čia gavosi, palaukit. Taip, 0,0. Dabar taip, kiek čia man dėti? 10,7, 10x7y, štai. Turiu jau pradinį darbo vaizdelį. Ir dabar ruošiuosi čia padirbėti su apskritimais. Taigi, turiu pirmąjį apskritimą. Pirmasis apskritimas bus taip, taškas pradinis 3,3, tai yra 3x, 3y. Ir jo spindulys yra 1,3. Štai. Toliau man reikalingas kitas apskritimas. Kitas apskritimas yra truputėlį kitoje vietoje. Tai galima arba nusibrėžti ant to pačio apskritimo ir pajudinti, arba galima atsiskaičiuoti, kur tiksliai dėti jo centrą. Tai centras bus taip. X bus 7. Na, o y bus 3,2. 3,2 rašau. Taip, o spindulys šiek tiek didesnis 1,5. 1,5. Štai turiu du apskritimus. Ir dabar aš noriu juos sujungti. Bet noriu sujungti tiek tiesia linija, tiek išlenkta linija. Norėdamas su išlenkimu padaryti, aš galiu imti apskritimą. Ir apačioje rašo keletą skirtingų variantų. Vienas iš variantų yra toks tangent radius. Kas dabar tai yra per variantas? Spaudžiu T raidę, nes taip didžioji. Dabar taip, man reikia pažymėti pirmą objektą, prie kurio prisilies kitas apskritimas. Spaudžiu ant šito apskritimo. Tada antrą objektą spaudžiu. Ir tada pačiai rašo, kokio spindulio man reikia apskritimo. Apskritimo spindulys tegul būna 4,9, tai beveik 5. Tai va, turime apskritimą, jungiu komandą trim, žymiu objektus ir rodo, ką man reikia nukirpti. Štai, nusikirpo viršutinė dalis, sujungimas jau yra. Dabar imu liniją, spaudžiu Shift ir dešinį pelės mygtuką ir vėlgi yra komanda tangent. Spaudžiant pirmą apskritimą. Kaip matot, linija prisisega ir visada liečia apskritimą. Vėlgi Shift, dešinį pelės mygtuką tangent, liečiu kitą apskritimą. Viskas, apskritimai jau yra sujungti. Dar kartą jungiu komandą trim, žymiu visus objektus ir iškerpu viduriuką. Štai turiu tokią figūrą. Dabar, kad būtų aišku, kas čia buvo per matmenys, jeigu netyčia praklausėt, tai pradinis taškas. Tuoj atsijungt, man poliarų įsijungia. Taip. Pradinis taškas yra 3,3. Štai. Toliau matmenys nuo pradinio taško. Oi, ko aš nepagaunu. Taip, nuo pradinio taško iki kito apskritimo. O kodėl kitas apskritimas gavosi aukščiau? Reikia pagalvoti, palaukit. Ai, viskas gerai. Štai. Atstumas 4. Ai, vėl po kablelio rodo labai daug. Palaukit, aš pakeisiu. Man užtenka po kablelio ir vieno skaitmens. Štai šitaip. Ir per kiekgi dabar aš pakėliau. Tai yra nuo šito taško iki šito taško yra atstumas, aš atrodo, lygtais 0,2. Palaukit, gal aš nepataikiau truputėlį. Tuoj, šitas apskritimas yra šičia, šitas apskritimas yra šičia. Tai per 0,2. Pakelta yra. Štai taip. Dabar spindulius norint sužymėti, imam šitą įrankį. Štai vienas spindulys, štai kitas spindulys ir štai bus trečias spindulys. Štai turim matmenis ir jeigu kam dar buvo neaišku, nuo kur aš pradėjau, tai šitas taškelis yra
0, 0. O kas čia, palaukit, negerai prispaudžiau, beskubėdamas. Taip, komanda turi būti leader. Taip, šičia, annotation A raidė, enter, 0, 0. Ir dabar beliko parodyti, taip, šitas matmuo ir šitas matmuo. Ir dabar man atrodo, kad visa figūra štai gaunasi štai taip. Na ką, manau, kad kaip ir viskas aišku, galėsite šį darbelį atsiųsti ir lauksiu jūsų atliktų brėžinukų. Iki!